Atliekant mechaninio svyravimo tyrimą naudojamas nedidelis 200 gramų masės rutuliukas. Jis pritvirtintas prie 40 N į metrą standumo spyruoklės ir svyruoja ant strypo horizontalia kryptimi. Koordinatė x = 0 atitinka rutuliuko pusiausvyros padėtį. Trinties tarp sistemos kūnų nepaisoma. Tai galime pasižymėti maksimalų nuokrypį, tai yra kiek daugiausiai išsitempia spyruoklė, tai yra 0,2 metro, ir kiek daugiausia gali susispausti, minus 0,2 metro. X kinta nuo minus 0,2 iki 0,2 metro. O tų nuokrypių modulis yra tiesiog amplitudė. Pradiniu laiko momentu rutuliukas buvo atitrauktas nuo pusiausvyros padėties 20 cm. Pateiktoje koordinačių sistemoje pavaizduokite kokybinį tik vieno periodo rutuliuko svyravimo grafiką. Skaitinių verčių nurodyti nereikia. Tai pasižymim, kur bus ta pusiausvyros padėtis, tai spyruoklės tos atveju buvo čia, o koordinačių sistemoje čia, tas 0. Maksimalus nuokrypis, tai yra kiek daugiausia išsitempia, bus čia, o kiek daugiausia susispaudžia, bus čia. Pradiniu laiko momentu rutuliukas buvo čia, jis nujudėjo iki pusiausvyros padėties, tai praėjo ketvirtadalis periodo, tuomet jis buvo čia, kai spyruoklė labiausiai susispaudžius, tai yra praėjo pusę periodo, tuomet jis vėl grįžo į pusiausvyros padėtį, praėjo 3/4 periodo ir galiausiai jis grįžo į pradinę padėtį, praėjo visas periodas. Tai galime nubrėžti svyravimo grafiką ir čia matome kosinusoidę, kuriuose svyruojančio rutuliuko trajektorijos padėtyse x, jo pagreičio modulis, yra didžiausias, jeigu jo svyravimo amplitudė 20 cm. Prisiminkim, kad jo masė yra 0,2 kg, standumo tas koeficientas 40 N į metrą. Žinom, kad jisai maksimaliai gali nukrypti, išsitempti iki 20 cm ir susispausti iki minus 20 cm. Tai tos maksimalios padėtys yra amplitudė. Spyruoklės atstatomoji jėga yra tiesiog F = minus kx. O didžiausia ji bus tada, kai x bus didžiausias, tai amplitudės atveju. Taip pat jėgą galim užrašyti kaip F = ma. Sulyginam šias jėgas, išsireiškiam pagreitį, matome, kad šios dalys nekinta, tai yra k yra pastovus ir m yra pastovus dydis, kinta tik tai x. Reiškia pagreitis proporcingas x, arba kitaip sakant, kuo didesnis x, tuo didesnis pagreitis. Tai galim tiesiog iš karto užrašyti atsakymą, kad pagreičio modulis bus didžiausias kraštinėse padėtyse, kai x yra 20 cm ir x yra minus 20 cm. Apskaičiuokite svyruojančio rutuliuko kampinį dažnį. Atsakymą pateikite suapvalinta iki 100. Tai prisimenam savo sąlygą ir ieškosim kampinio dažnio. Taigi, žinom, kad periodas spyruoklės yra 2π m padalinta iš k. Kampinis dažnis išreiškiamas kaip 2π padauginta iš dažnio, o pats dažnis yra atvirkščias dydis periodui. Taigi įsistatom, išprastinam, kadangi šaknis kyla į viršų, jinai apsiverčia ir gaunam šaknis k padalinta m. Įsistatome vertes ir gauname, kad kampinis dažnis yra 14,14 radianų per sekundę. Tai ir yra atsakymas. Stebint svyruojančio rutuliuko padėtį įvairiais laiko momentais, buvo nubraižytos rutuliuko potencinės energijos priklausomybės nuo padėties svyravimo metu grafikas, kuria raide pažymėtame grafiko taške rutuliuko kinetinė energija yra didžiausia.
galioja energijos tvermės dėsnis, tai yra uždara sistema, tai bendra energija nekinta. Tai ką čia reiškia? Tai kad visa energija, bet kuriuo momentu, yra kinetinė energija plus potencinė energija. Kartais kinetinė didesnė, potencinė mažesnė, kartais potencinė didesnė, o kinetinė mažesnė. Tačiau bendroji sumoj ji visada tokia pati. Tai kinetinė energija bus didžiausia tada, kai potencinė energija bus mažiausia. Ką čia reiškia? Dabar turim potencinė energija didžiausia bus taške A ir taške I. Tai yra kaip ir labiausiai suspausta ir labiausiai ištempta. O mažiausia ji bus pusiausvyros padėtyje. Atsakymas taške E. Kinetinė energija bus didžiausia. Rutuliukas buvo atitrauktas nuo pusiausvyros padėties 20 cm ir paleistas svyruoti. Remdamiesi 1.4 užduotyje pateikto grafiko duomenimis, nustatykite, kiek kinetinės energijos turi rutuliukas, kai jo potencinė energija lygi 0,2 džiaulio. Prisimenam, kas duota sąlygoje ir ieškosim kinetinės energijos. Taigi, čia yra pažymėta potencinė energija maksimali, bet kartu tai yra ir visa energija, nes tuo atveju nėra kinetinės energijos. O mūsų ieškomame taške, kuriame potencinė energija lygu 0,2, yra tam tikras nuokrypis, bet jis nėra nei maksimalus, nei pusiausvyros padėtyje. Žinom, kad visa energija yra kinetinė energija plus potencinė energija ir lygi 0,8 džiaulio. Kinetinė energija bus lygi visa energija minus potencinė energija. Jeigu žinom, kad visa energija 0,8, atimam tame taške esančią potencinę energiją, kuri yra 0,2, gausim, kad tame taške, kur potencinė energija yra 0,2, kinetinė energija bus 0,6 džiaulio. Tai toks ir atsakymas. Tyrime naudotą rutuliuką pakabinę ant siūlo gautume matematinę svyruoklę. Koks turėtų būti siūlas, kad svyravimų analizė ir tyrimo rezultatai kuo tiksliau atitiktų teorinį matematinės svyruoklės modelį? Nurodykite 2 požymius. Mums iš tiesų čia reikia apibūdinti tą siūlą, kad jis atrodytų, kad jis yra kuo idealesnis, kuo mažiau turėtų kažkokios įtakos. Tai realiai jisai svarbu, kad būtų netasus, tai yra neišsitemptų nuo tos pakabintos ant jo masės ir būtų labai lengvas, kad jo pačio masė neįtakotų jokių svyravimų.